Dievas ne tik įrodė savo meilę įsteigdamas įstatymą, bet tą įstatymą jis pats ir įvykdė. Jis atsiuntė savo sūnų, kad tą įstatymą įvykdytų už mus. Ir po to tą įstatymą išgraviravo mums ant širdies. Ir mes jau iš niekur pradedam vykdyti jį. Tie, kas esam su Dievu, tie, kas esam pilni dvasios. Mes mylim. Mes nebenorim vogti, mes nebenorim keiktis. Mes nebenorim gyventi taip, kaip anksčiau. Iš tiesų, Dievas yra toks geras, nes jis ne tik parašė įstatymo knygą, bet jis mums dar ir davė savo sūnų. Jis pats atėjo, nusileido iš dangaus, atplėšė tą laiko sluoksnį ir atėjo į mūsų gyvenimus ir išgyveno tai, ką mes šiandien dažnas išgyvenam, ir džiaugsmą, ir didžiausią sielvartą. Ir jis tai išgyveno. Dėl mūsų. Dievas niekada nėra užsiėmęs tiek daug, kad sakytų tau, eik šalin manęs, esu tavim, aš tau nebeturiu laiko. Dievas yra visur ir visada prie kiekvieno. Ir kiekvienas, kuris pakelia savo balsą Dievui, Dievas jo asmeniškai klausos. Kiekvienas iš mūsų galima ateiti pasikiai pas tėvą. Įsivaizduokit Dievas, kuris sukūrė kalnus ir žemę, ir vandenynus, ir medžius, ir sustatė žvaigždes į tam tikras vietas, ir žvaigždės pakluso jam, ir mes galim prie jo glaustis kaip prie tėvo. Ir mes galim glaustis prie jo kaip prie tėvo. Tai yra nepaprastai dideli dalykai. Šiandien gali dažnai išgirsti, kaip žmonės meta visokius kaltinimus Dievui. Sakydami, kad jis žiaurus, neteisingas, nemylintis, nekenčiantis. Kiti jo visai nepažinodami sako nepatikimas, paslaptingas arba neprieinamas. Tačiau taip nėra. Šitaip galima sakyti, kai jo nepažįsti. Kūniškas žmogus viską vertina kūniškai, o dvasinis žmogus dvasiškai. Mes esam dvasiniai žmonės. Dievas geras. Juk vien ta eilutė Jono 3:16 parašyta, nes Dievas taip pamilo pasaulį ir jame gyvenančių žmonės. Kiekvieną taip pamilo, kad atsiuntė savo viengimį sūnų, viengimį mylimą sūnų. Kad kiekvienas, kuris jį patikė, nemiršta, bet turi amžiną gyvenimą. Tai yra tokia jėga. Dar kažkur yra parašyta, kad ne mes pamilom Dievą, bet jis mus pirmas pamilo. Kokia didelė jo meilė. Dar kitur yra parašyta, kad jis mus pamilo, kai mes dar buvom priešai, kai mes dar ėjom prieš jį, jis jau mus mylėjo. Ir mes ateinam pasiekti pas tėvą. Tėvas, kuris sutvėrė dangų ir žemę, kuris sustatė žvaigždės į vietas, yra ir mūsų. Ir čia tai parašyta, Kristus sako, sakykite tėve mūsų, kuris esi danguje. Tas žodelis mūsų, mes labai dažnai pro jį prabėgam, greitai prasimeldžiam ir net nepagalvojam, kad mūsų iš tiesų yra be galo gilus žodis, stiprus žodis. Nes Kristus savo tėvą duoda ir mum. Mes galime į jį kreiptis ne kaip Kristaus tėvę, bet mūsų tėvę. Jis mum atiduoda tą kreipimąsi, savo kreipimąsi mum. Mes galim šiandien sakyti tėvę mūsų, jis yra mūsų tėvas. Mūsų tėvas, kuris ištesi kiekvieną pažadą. Skaitom Biblijoje jo pažadus ir mes džiaugiamės, nes jis ištesi kiekvieną pažadą. Mūsų tėvas, dangiškasis tėvas. Mes turim tėvus ir čia žemėje. Gal vieni turi geresnius tėvus, kiti blogesnius tėvus. Ir aš jums noriu pasakyti, tie, kas turit blogesnius tėvus, žinokit, kad yra tėvas danguje, kuris yra antiek geras, kad jis viską jums gali duoti. Nes parašyta, jeigu jūs paaukoja savo sūnų už jūs, tai kaip jisai viso kito negali jums pridėti? Tėvas mūsų, kuris yra danguje. Jėzus vienoje vietoje yra sakęs, kad jeigu jūs būtumėt Abraomo vaikai, jūs tikėtumėte mane, bet jūs esate velnio vaikai. Gali būti ir kitas tėvas. Iš tiesų, kai mes meldžiame, sakom, tėve mūsų, mes turim pridėti, kuris esi danguje. Mūsų tėvo buvimas yra danguje. Tėve mūsų, kuris esi danguje. Halleluja. Man tai yra tokie
nuostabų žodžiai, nes aš pamenu savo tėvą ir mano vaikystė nebuvo, tokia pati geriausia vaikystė. Aš pamenu, kad mano tėvai stipriai vaidydavosi, mano tėtis jisai stipriai gėrė ir man būdavo labai sunku iš tiesų. Aš pamenu labai dažnai, netgi šitaip užsidengdavau akis, kai mano tėvai pradėdavo pyktis ir aš galvodavau, kad aš taip pasislėpsiu ir man nieko nebus, nors kai strutis. Bet man būdavo taip sunku ir aš galvodavau, tėve, tu netoks, tu negali būti toks, nes jis kartais būdavo geras labai ir po to taip, iš nieko prasidėdavo stiprus konfliktas ir ten net būdavo iš tiesų baisu kartais ir aš taip sakydavau, taip negali būti. Tėtis nėra toks ir aš pamenu, kai įtikėjau, man buvo taip gera, nes aš supratau, kad tikrai visada buvo tėtis, kuris mane myli. Tas tėtis yra Dievas, kuris sutvėrė dangų ir žemę. Jis mane visada mylėjo, dar man negimstant, kai aš skaičiau Jeremijo pranaštystės, tam pačią pradžią yra aprašyta, kai tu dar buvai motinos įsčiose. Aš tave sutvėriau motinos įsčiose ir paskyriau tave tautoms. Ir man taip buvo gera, kai aš dar nebuvau net gimęs, dar net nebuvau atsiradęs čia žemėje, jis jau mane tada buvo sukūręs, jau tada jis mane buvo pamilęs ir atskyręs tarnystei savo. Tėve mūsų, kuris esi danguje. Kristus leidžia mum naudoti tėvą kaip savo. Tai yra artimas dalykas ir malda yra santykis. Malda yra santykis su Dievu. Sykį vienas vyras, grįždamas iš verslo kelionės, sumanė, kad būtų neblogai nupirkti žmonai ką nors gražaus arba kvapnaus, kokį mielą daikčiuką. Tai įėjo į kvepalų parduotuvę ir paprašė, kad jam parodytų kokių gerų kvepalų. Tai parduotuvės darbuotojai ištraukė kvepalų dėžutę. Vyras klausė, o kokia kaina? Ir tada ta pardavėja sako, 100 svarų. Vyras sako, oi ne, sako, per brangiai. Biški pigiau ką nors. Tada ištraukė kitą dėžutę. Sako, o kiek šita kainuoja? Kvepia skaniai. Kiek šita kainuoja? Sako, 75 svarai. Sako, vis tiek per brangiai. Parodykit ką nors pigesnio. Ištraukė tada dar kitą kvepalų, dar tokia mažesnė jau, bet vis tiek skaniai kvepia, sako, kiek šita kainuoja? 50 svarų. Ne, sako, ištraukit man ką nors pigaus, parodykit, kas parduotuvė yra pigaus. Tada pardavėja ištraukė veidrodį ir nustatė prieš tą vyrą ir sako, va. Tiesų, nesvarbu kokia tam ta kaina, 100 ar 75 svarų ar 50 svarų. Jeigu kažką labai stipriai myli, tu jam gali viską. Tu jam gali atiduoti viską. Taip mums savo meilį įrodė Dievas. Jis ne tik, kad nesiderėjo su šėtonu. Šėtonė, už kiek parduosi man justą? 100 svarų. Ne. Čia biški per brangiai. Nepirksiu. Bet jis viską, ką turėjo, atidavė už mus. Ne šiaip ką geriausio turėjo, bet viską atidavė. Patys save atidavė. Efeziečiams 2 skyriuje 4-9 eilutė sako šitaip. Bet Dievas apstus gailestingumo iš didžios meilės, kuria mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais, prikėlė gyventi su Kristumi. Jūs juk esate išgelbėti malonę, prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais beribį savo malonės lobį parodytų savo gerumu mums Kristuje Jėzuje. Jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs. Bet tai yra Dievo dovana ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Tai yra didžiausias turtas. Aš galvoju, kad tai yra didžiausias turtas – atleidimas. Dievas mums atleido, tai yra be galo didi dovana. Visa kita yra pridedama. Bet pats pagrindinis dalykas yra Dievo atleidimas. Bet jūs įsivaizduokit, ką jis prie to atleidimo prideda. Jis sako, ir pasodinau jūs Kristuje Jėzuje, savo dešinėje. Mes esam jau pasodinti Kristuje Jėzuje, Dievo dešinėje. Reiškia, tai, kas yra danguje, jau priklauso mum. Jau mes galim naudoti tos resursus, kas yra danguje. Ir dėl to aš sakau, Dievas specializuojasi neįmanomose dalykuose. Ir kai šventieji pakelia savo maldas, pasaulis keičiasi.
Niekas Amerikoje nebūtų galvojęs, net bijojęs pagalvoti, kad kada nors juodaodžiai ir baltaodžiai galės valgyti viename restorane. Kas mums šiandien atrodo kvaila. Bet tais laikais niekas net nebūtų apie tai pagalvojęs, o čia vienas žmogus pakėlė šitą maldą ir Dievas atsakė. Dievas specializuojasi neįmanomuose dalykuose. Dėl to aš jūs raginu ateinančiais porą mėnesių, kai mes orientuosimės ir atsiduosim maldos mokymui. Ką reiškia malda? Tiesiog keltas neįmanomas maldas į dangų. Mes kiekvienas savo gyvenime galim pažiūrėti, kad yra neįmanomų dalykų. Kai kurie dalykai yra neįmanomi. Ar pas kažką tai sūnus netikintis. Atleiskite, jeigu aš kažką naudoju, bet aš jums noriu iškelti. Arba gal pas kažką yra dėdė, kuris labai stipriai serga. Gal kitas nėra susitaikęs su savo tėčiu. Arba gal kažkieno vyras būsimas yra kito tikėjimo. O kas tai yra Dievui? Kas tai yra Dievui pakeisti žmogų, jeigu jis tą žmogų sutvėrė? Kaip sykį girdėjau tokią istoriją, kai vienas pamokslininkas žaidė golfą su tokiu senuku. Ir tas pastorius, toks evangelistinio tipo, ir jis tiesiog negalėjo atverti skailyje, jam reikėjo papasakoti apie Jėzų tam senukui, nes jis pagalvoja, šitas tuo mirs jau, reikia papasakoti apie Jėzų. Ir jie žaidžia golfą ir tada jisai sako, ar tu tiki į Dievą tam senukui. Tas senukas sako, bet ką tu čia sugalvoji? Golfo metu šnekėti apie religiją. Ar tu supranti, sako, kad pasaulyje yra daug neteisybių, bet viena iš tų yra religija. Tada jis taip galvoja, oi, kaip čia taip, jis taip griežtai pasakė, bet vis tiek neranda savęs, netveria kalį ir sako, aš tau turiu papasakoti apie Dievą, ar tu tiki Dievo žodžiu? Ir jis sako, Dievo žodis, ten yra tiek daug prieštaravimų, sako, gerai, ir klausia tas senukas, to pastorius, ar tu tiki, kad, sako, Dievas pasakė Nojui pastatyti didžiulį laivą ir porom gyvūnai sulipo į laivą. Sako, nors suprantu, 2 liūtai įlipo. Kai jis pasakė liūtam, lipkit, žvirafos 2 lipo, bet o kaip tu skruzdėlytė, sako, kaip jis pasakė skruzdėlėm lipti į laivą, Ir tada jis taip pagalvoja, sako, sako, aš manau, kad jam tai buvo padaryti labai lengva. Dėl to, kad kas jam yra pasakyti, judėk, jeigu jisai pats jį sukūrė. Kas jam yra sunkaus skruzdėlę pajudinti, jeigu jis pats ją sukūrė. Ar esam, kad nors bandė sukurti? Aš pabandysiu dabar. Iš niekur sukurti kažką. Tikėjimu, bet nieko. Bet man neišeina, aš dabar norėjau sukurti skruzdėlę. Ir man nėra jo sukurti. Bet jūs įsivaizduokit, aš dėl to perskaičiau tą pradžią. Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Jis viską sutvėrė. Jam kažką padaryti yra lengva. Dar dažnai aš meldžiuosi, sakau, Dieve, tu panorėk. Tu panorėk. Panorėk pakeisti tą žmogų. Panorėk padaryti šitą ar aną. Dievas laiko viską savo rankose. Viską palaiko savo rankose. Milijardus galaktikų laiko savo rankose ir viskas jam tarnauja. Tai kas jam yra pakeisti kažką mūsų gyvenime? Bet galbūt mums tik reikia karštai melstis. Galbūt mums iš tiesų reikia norėti, kad kažkas pasikeistų. Nes kaip dažnai mes metam maldą, kai mums nepasiseka. Galbūt reikėtų nuolatos baladoti Dievui duris. Vidury nakties baladoti Dievui duris. Kaip Jėzus moko apaštalų, sako, kas sako, neatvers durų draugui, kuris ateina vidury nakties ir baladoja duris. Jisai sako, ne tai, kad neatversim durų dėl to, kad jisai yra jo draugas, bet tik dėl to, kad jau nusibodo, kad baladoja. Ir visą šį perfrazuoju, jau taip žiūrėjau, perfrazuoju. Tikrai ištikima malda, ištverminga malda, melstis Dievui, kažko prašyti, kas yra neįmanoma tau. Galiu papasakoti tokių nutikimų, kai aš dar netikėjau. Ir atvažiavom su pastoriumi Kauno bažnyčią, aš žinau dalis iš čia esančių. Žino tą istoriją, bet kiti nežino. Tai yra labai galinga istorija, kuri mane privertė užduoti teisingus klausimus širdį, kad aš papulčiau į Dievo žmonių ratą. Ir tai buvo toks įvykis, kai mes stovėjom Kauno bažnyčioje, ir pastorius pamokslavo, ir po to
kvietė ligonius į priekį ir tada meldės už juos. Ir aš stovėjau šalia priekį ir tada prie manęs priėjo moteris su sulaužyta ranka. Ir ta moteris kažkodėl norėjo su manim pašnekėti. Ir, aišku, jinai manęs nežinojo, ir aš tuo metu netikėjau. Ir jinai sako, manęs Dievas nemėgsta. Mane Dievas nubaudė ir dėl to mano ranka lūžo. Ir aš pamenu, nes tą kelionę ten tiek kartų prisiklausiau, jau ką ten Džonas pasakojo apie Dievą ir iš normos. Ir man, ta prasme, vis tiek kažkas susiliko galvoje. Aš sakau, ne, Dievas myli. Sakau, Dievas myli. Dievas jūs išgelbėjo, sakau. Ir aš nežinau, kas tai buvo. Jis sako, man taip gera, sako, klausyti šitų žodžių, man taip, sako, palengvėjo. Aš, sako, Biblijoje yra parašyta, kas dės rankas ant ligonių ir tikės, tai jie pasveiks. Ir tada jis man sako, uždėk ant manęs rankas ir pasimelsk už mano sulūžusią ranką. Ir aš tada galvoju, ne, kur aš čia papuoliau, čia įsivėliau. Ir tada pamenu, dar buvo Džono žmona Kyša, ir šalia manęs stovėjo. Ir tada, aš galvoju, būda, tai išdidus žmogus, galvoju, negaliu, aš tiesiog dabar paimti ir nesimelst. Kai man sako, ir aš uždėjau rankas, dar taip atsargiai, uždėjau, sakau, Jėzus Kristus vardu, išgydyk ją. Tada jinai, aš iki šiol nežinau, ar jinai tą ranką išgydyta ar ne, bet jinai tą sulūžusią ranką, kuri aiškiai matės, kad buvo sulūžyta ar kažkaip sulaužyta, jinai negalėjo jos nepajudinti. Jinai iškėlė tą ranką ir pradėjo taip draskyti. Ir drasko ir sako, Jėzus gyvas, aleliuja, aleliuja, šlovina Dievą. O ta ranka iš papradžio buvo apvyniota ir man taip tada tuo metu aš galvoju, man buvo dvi mintis. Aš galvoju, arba kažkas papirko ją, kad aš patikėčiau, bet čia buvo nesąmonė, arba Dievas yra iš tikrųjų gyvas. Ir iš manęs išsprūdo tik tais vienas žodis iš lūpų. Dieve atleisk. Dieve atleisk, tu tikras. Bet tikrai tokių nuostabių stebuklų įvyko per tą gyvenimą, kai melsdavos už kažką ir Dievas tikrai yra nuostabus ir pagydo ir atsako į maldas. Tai yra nuostabus dalykas. Pamenat, sakė, kažkada buvau sakęs, toksai yra pastorius Ravenhillas, buvo pastorius Ravenhillas. Jis sakė, mūsų krikščionių neturėtų įtakoti oro prognozės, valiutos kilimas, kritimas, bloga ekonomika, finansinės krizės, karai, nepriteklis, arba kai turim daug. Tas mūsų neturi įtakoti. Mes, sako, turim gyventi kiekvieną rytą, atsibūdę tarsi ateitumėm iš dangaus karalystės, su ta jėga, kuri yra tenai, ir melstis taip, kaip Kristus meldės. Ir tarnauti taip, kaip Kristus tarnauja. Ir pamokslauti taip, kaip Kristus pamokslauja. Ir gyventi savo gyvenimus taip, kaip Kristus gyvena. Bet be maldos mes Dievo nepažinsime. Be maldos su Dievu neįmanoma eiti. Dėl to mes turim atsidėti maldai. Aš kviečiu sekančius porą mėnesių susikoncentruoti į maldą. Tai galbūt yra paprastas kažkoks tai dalykas kitiem. Man tai yra be galo gilus ir sudėtingas ir nesuvokiamas kartais dalykas. Vieną kartą Dievas atsako į maldą greitai, o kartais reikia laukti. Dėl to noriu paraginti kiekvieną iš jūsų, pažiūrėkit savo gyvenimą, pažiūrėkite neįmanomus dalykus. Ką jūs vertinat neįmanomais? Tam neįmanomai dalykui pasakykit. Mano Dievas specializuojas neįmanomuose dalykuose. Amen. Tėvas mūsų, kuris yra danguje. Ne tik Jėzaus tėvas, bet ir mūsų visų tėvas. Amen. Aliuja, pasimelskime. Kiekvienas dabar